Sekmadienį Siemens arenoje vykusiame sporto festivalyje galynėjosi beveik visi geriausi šalies sunkiasvoriai imtynininkai. Tiesa, neabejotinai pajėgiausias imtynių gigantas Mindaugas Mizgaitis dėl neseniai atliktos apendicito operacijos ant imtynių kilimo nepasirodė. Tačiau žiūrovams komentavo dvikovas ir pasakojo imtynių subtilybes. Dėl stipriausio graikų romėnų imtynio giganto titulo rungėsi 4 atletai. Pusfinalėje Marijus Grigelis įveikė Sigitą Gikarą, o Artūras Jankauskas palaužė Manto Knystauto pasipriešinimą. Mūšyje dėl pirmos vietos 2008 metų Europos jaunimo vicečempionas Artūras Jankauskas netikėtai lengvai įveikė Lietuvos olimpinio sporto centro auklėtinį Marijų Grigelį ir iškovojo aukso medalį bei nugalėtojų taurę. Abi dvi kovos buvo su mano abiem stipriausiais priešininkais Lietuvoje, neskaitant Mindaugo Mizgaičio. Ir paskutinės kovas buvau tiek prieš Marių, tiek prieš Mantą pralošęs, tai dabar atsirevanšavau. Buvo tikrai labai malonu. Laisvųjų imtynių turnyre Mindaugas Rumbutis nepaliko vilčių savo varžovams. Startinėje dvikovoje klaipėdietis įveikė sostinės atletą Igorį Fedorovą, o antrajame rate nugalėjo Joną Rudavičių iš Pagėgių ir užsitikrino nugalėtojo titulą. Paguodos imtyje Jonas Rudavičius įveikė Igorį Fedorovą. Varžovai pagrindiniai, 2 varžovai Lietuvoje, kokie yra šiuo metu laisvos imtynėse. Džiaugiuosi, pavyko laimėti prieš abu. Gera pradžia. Tarp pagrindinių turnyro kovų techninį arsenalą demonstravo geriausi šalies imtynininkai, tarp kurių žiūrovai pamatė Londono olimpinių žaidynių 3 vietos laimėtoją Aleksandrą Kazakevičių, olimpietę Edgarą Venskaitę ir jo brolį Darių, Lietuvos olimpinio sporto centro auklėtinius Artūrą Macijevskį, Martyną Nemsevičių, Airidą Danusevičių, Rūtenį Uginčių ir Eivydą Sekų. Tačiau ko gero daugiausia žiūrovų susidomėjimo sulaukė dvikova dėl absoliutaus festivalio imtynių nugalėtojo titulo. Artūrui Jankauskui iššūkį metė galiūnas iš Olandijos Aleksas Munenas. Po minutės svečiui pritrūko kvapo ir Olandas atsisakė kovos. Absoliučiu festivalio imtynių turnyro nugalėtojų tapo Artūras Jankauskas. Šventė buvo graži. Aišku, buvo smagu žiūrėti imtynininkus, kas man labiausiai aktualu buvo, bet tikrai tas paskutinis akordas galiūnų ir imtynininko kova turbūt daugiau dėmesio pritraukia negu galiūnų varžybos ir imtynės kartu. Tai tikrai manau, kad gal reikėjo daugiau tokių kovų, tai būtų išvis super. O šiaip, aišku, kaip sakant, favoritai pralošė ir laisvosiuose, ir graikų romėnų. Tai tikrai įdomu ir smagu buvo žiūrėti tokius dalykus.